Sveiki, jūs esate aš Mažas Žvejys ir šiandien pagaliau žvejoju vėl savo bluebirdų, avižadrebių ir aš važiuodams iš kitos žvejybos pastebėjau štai upeliuką. Tokį mažą, čia daug vietos nėra, mažas upeliukas, taip tekai ten toliau susiaurėja, ten po tiltu nuteka, karačia. Pagalvojau tokį dalyką, kad aš niekada nežvejęs. Ir pirmą kartą nuvariau, šiandien prieš porą valandų nuvariau čia pamėginti. O gal yra žuvies, gal nėra, aš nežinau. Pamėginau antrų metimų, įlupau savo rekordinį ešerį. Štai čia įmėsiu fotkę, mano rekordinis ešerys. Apie pusę kilo, manau, biškai gal mažesnis. Tai jo, žiauriai geras ešerys. Dar vieną pagavau, bet atsikabino prie pat kranto. Ir dar daug kibimų turėjau. Čia, žodžiu, ešerių yra dafiga ir didelių. Tai jo, jeigu kažkas kibs, būtinai nufilmuosiu ir matysit, kas atėjo man iš temų. Tai va, pagaliau matysite tokį vaizdą. Užsakiau, kaip gal per video neminėjau, bet buvau užsakęs laikiklį ant krūtinės ir ant galvos turiu, tai dabar video matys kokybiškesnius ir labiau iš tokio vaizdo. Žodžiu, pirmas metimas, neaišku, ar bus pirmas metimas, pirmas kibimas, nežinau. Tikėkime, kad bus. Bet sako, pirmų metimų negalima pagauti, nežinau. Gerai, kol kas žuvies nėra. O, šis buvo. Pamėginam taip, kaip su paledinė. Čia mažas, apšė upeliukas. Taip atrodo, kad čia žuvies neturėtų būti, bet kažkaip jau čia yra. O ne. O, vėl už kitos krantų galekauji. Jaučiasi šito aparatu, neatrodo labai gerai, bet bent jau jūs matysit dabar gerą vaizdą pagaliau. Ar tu galiokauji? Na gerai, blem, aš nenueisiu, ten virš vandens yra. Nu jos, man tos problemos biškai užkniso mane. Tikiuosi girdite gerai mane. Ne, aš nutrauksiu tokiai žoliai. Ir aš paimčiau dabar. Atsargiai. Reikia, kad jūs viską matytumėt. Ir... O? Atgavau savo masalą su avižėlė. Čia man tik susipainiojo, tikiuosi, ne? Lembiškai susipynė. Ant valo tiesiog tas. Įdomiai, taip įdomiai. Tikiuosi, ten mazgą nepadariau aš.
Viskas. Baigiau savo darbus. Pasiimt meškerę ir varyt žvejot. Susipynė vėl. Tai aš greit persirišu ir tada einu žvejot. Gal pamėginsiu dar čia porą metimą į kitą vietą. Tai persirišu avižą, biškį pasitaisiau savo tą aparatą. Bando vėl. Dabar čia visai geras yra. Toks nei saulė per karšta, nei per šalta. Ško nelabai noriu, reikės maslą pasikeisti. Vaizd mane. Arba dar reikės eiti tenais po tiltu nueit. Tenais po tiltu turėtų gal sėdėti kokie. Į dar reikės gal nuo tilto pamėginti, bet ten nežinau, kaip ten nuo tilto pavojinga bus. Gal geriau pamėginti po tiltu ten nueit, žinau, esu nuėjęs. Gerai, pamėginsiu nuleisti palipą dūmų. Aišku, jūs galite manyti, kad ir čia nėra žuvies, gal čia, jūs mane, kad čia, aš tik meluoju, kad kažką pagavau, nors čia yra iš tikrųjų rilas. Na, aš jums, gal ir šią, nemanau, kad daug kažką pagauti, bet gal. Gylio čia daug nėra, bet čia daugiau gylio negu tenais patiltas, bet patiltas tenais iš vis realiai gylio nėra, nu ten dugnas matos. Nekimba kažko. Gali pasirodyti, kad tik sugriaudėjo. Nu, tipo, mirgėjo žaibas. Gal pasirodyti, kas nereikės vadyti namonės. Na, namų iš netoli, bet vis tiek. Lies pradeda lys. Ne, ką lys patilt, nieko tokio. Tu nejuokin, kažką tik persirišau. Tu nebesvaigo. Lyzas, ne, aš ką tik persirišau. Ne per daugiausiai už tai beturiu. Reikės pasidaryti dar. Tu gal juokauji? Nu kiek galima, aš nesuprantu, reikia mėginti žvalą paimti. O? Dabar čia užsikabinu iš kitur kažkur. Svarbu įtėms ir neįbristi vandenį. Sargiai paimsim. O! Paėmiau. Biškiau kentėjęs masalas matosi, bet čia mano paskutinį tą masalą tebeturiu, čia mano geresnis masalas. Čia valas. Nu blemba, dabar valas dar užkliau, nu. Tu gal juokauji, nu. Aš nežinau, naruošinė diena nesėkminga. Bent jau ešerį dar ištraukiu, sugalvoju. O, viskas. Aišku, dar su žalia visą.
Tu galiokauji kaip susipynė, nu. Kas man darosi, tu galiokauji mazgas. Na, eik tu, na, čiurt, nu ką, tik persirišau. Aš ne, eik tu, na, čiurt, nu. Kiek galima tų mazgų jau užkniuso. O, dar čia tos žolės. Naruoja, tai dabar nutrauksiu. Nu tai taip, nes mazgas pasidarė. Iškniuso, blemba. Na ir nutraukiau. Ir vėl rištis, žinau, tu galiokauji. Aš ką tik persirišau, nu tai. Gerai, kas, tiksim kaip persirišau, davai. Nu va, pagaliau persirišau, blemba, biški nervai praėjo. Tai bandom vėl pagaut. Bet tas laikiklis biški grybą pjauna, nes biški jisai, man biški, aš kai atsitupęs, man biški taip pakrenta. Yra. Matot? Matot, aš jums sakiau? Aš jums sakiau, kad čia šeriai monstrai. Nu gerai, šis nėra monstras, bet jūs matėte, kaip pagrebė. Jau kaip, nežinau, kokia lydeka. Blemba, tik juos nusifilmavo. Tik juos nusifilmavo. Kur tu šerį po krūmus vartai čia? Ir tas neblogas šerys. Jau tas neblogas. Nu toksai. Ant delno pagul. Jau visai geras. Bet tas mano didysis šis buvo kaip 3 šitie realiai. Oi, gražus šeriukas. Čia jau toks nemažas. Nu, kaip šitoj vietoj, čia mažas, kaip šitoj vietoj, bet taip, kaip bendrai šerys. Bet toksai šerys. Per delną, didesnis biškai. Paleidžiam ten toliau, kad neišbadys čia esančių žuvų. Jeigu čia dar yra. Oi. Gerai, jis turėjo čia nuplaukt. Nenorėjau užbadyti žuvų. Jo, išplaukė, mačiau. Išplaukė šerys. Nes, tipo, čia toks kaip praplatėjimas ten toliau tarp žulių. Tiesiog, ten neužmės niekai, ten tiesiog tarp žulių. Tai, ką aš ir paleidau, tenais, kad neišbadyt čia esančių žuvų, kaip sakiau jau. Taip, eina plonsa, ten toks tarp žulių, toks tas minio peliukas, tai atiteka iki čia toks jau toks praplatėjimas, kaip bala gaunasi, ir ten toliau vėl teka, va čia, kai man toliau vėl teka toliau. Nu ką, reikia tam portilteliu, dar čia gal vieną tokį merginą padarysiu. Maybe, bet čia turėtų būti ne taip gilu. Ai, čia yra daug gilė. Čia biškai sekliau šiek tiek negu ten. Video gausis, jau jeigu žuvį pagavau, reiškia video išeis, nes aš per žuvės video nelabai mėgstu kelt. Kartais įkelis, aišku, dėl įdomumo šiaip kažkam pažiūrėti. Bet pasijau mano video pradėjo nepasirinkti peržiūrų, nes mano pastaras video, kur žiūrėjau karpinį, surinko tik tais 10 peržiūrų per 2 dienas, man atrodo. Čia labai lievas rezultatas, bet ką padarysi. Čia kol kas nesimato jokių ešerių. Nes čia mato teka. Oi, gal nesimato, teka. Va, ešerys. Eik sau. Turbūt jūs nematėte, bet ešerys toks visai nemažas. Žiūri greitai. Va čia įplaukė. Čia va tiesiai. Mačiau, taip greitai. Per tą upelį perplaukė. Toksai nemažas ešerys. Taip greit perplaukė. Oi, blema, dar užspynė man čia ryte biškai. Nu, neužspynė, bet susisuko. Taip greit perplaukė čia. Tai gal jis man paimtų kažkaip. Mačiau, kaip plaukia, bet jis tokį greičius plaukia, kad aš nespėjau jo ten nemesti ten. O, burbuliukas kyla. Tai gal čia kokių linų yra? Ne, linų tokių valai čia nemanau.
upiai. Ne, linų tik be šansų. Ten burbuliukai biški iškilo, bet ten daug ten gal. Tiesiog pasitaikė. O! Ai. Ne, bet kibo. Man galūnė biški buvo taip sulenkė. Oi. Dar vieną merginą pamatau, nieko tada varom tikrai tenais. Nes iš ten plaukia šerį, matau. Tai pasižiūrėsiu, ar telefonas gerai įdėtas. Jis tikrai nenoriu, kad jisai įkristų man. Galim nesimatė, bet va šitoje vietoje va. Va taip, va, kai davė tas ešerys, taip praplaukė. Dar pasižiūrėsiu biškai, gal dar kokie ešerį. Pamėginti čia. Čia srovė yra biškai, tai nežinau kaip čia. Nu, čiupsi? Kažkas čiups gal? Nežinau. Nieko nesimato, bet gal iš kokių žalių išnert, nežinau. Kas nesimato, jokio ešerio. Vienas tas praplaukė. O daugiau kaip tyli, taip tyli. Dar grįžintys pamėginti, bet dabar einam ten, kur aš jau norėjau, po laipteliu. Fū, kaip įsigandau, ten paukščiai. Tie balandžiai kaip patais tiltais nustupi. Bet man keista, kaip gal matysim, va tokiam va gylį. Čia gylį, o koks čia, jūs gal mato, nežinau, toks kažkoks keistos formos. Oi, kažkaip kaip durgelis kažkoksai. Ai, tas, kur būna prie vandens, vis mėlynas, ryšiai. Ai, ką norėjau pasakyti, kad man keista, kaip per tokį mažą gylį, tai stambus ežiai praplaukė. Ai, šiaip biškai. To biškai net nejauku man. Čia eiti, kaip tokių visokių vabalų yra. Ten butelys matau. Gerai. Nu ką, jau čia mano biškai praeita, nes jau. Kaip sakiau, kai nefilmavau, mačiau ešerį vieną plaukiantį toj vietoj. Dabar, kai mano praeita, nėra tai baisiai, bet vis tiek. Baisu biški. Lemtos erkės nervai labiausiai baisu. Dabar turime tyliai užmest. Kažkaip tavo, tenais kažkur. Tikiuosi. Čia sėdės kažkas. O! A, čia gal užkliuvos kažkur. Kaip bet ešeriai, kažkai išplaukia iš tenais. Oi. Nes mato ten toks kaip... Toks ten klausimas, kaip jie išplaukia iš tenais. Na, tai jau. Ešeriukai išplaukia. O, gerai numečiau. Biški vėjas pučia, bangikas pakilo. 8.03 į man. Fū, pasirodo, mačiau žuvinas ten. Šakalys. Man čia 8.03, tai biški blogai, reikia koks 8 pasiimti. Aš čia pasiėmiau čia 0.3 žvėt, tai dėl to nes aš galvoju, kad čia bus raudų. Raudelį galvoju, kad bus, bet pasirodo, kad čia pilna gigantiškų ešerių. Nu, aišku, ir mažiukai, ką tik pagavau. Nu, ten toks nebuvo mažas labai daug. Bandom tenais užmest. O, palyvėjai gerai skrenda. Tai biškai man čia. O. Jokia kol kas susivyjimo. Tik vėjas pakilo, kas nėra gerai. Iš nepatogu žvėjot avižą drebį. Tyliai prieit. Tenais esu matęs žuveliukų. Ten bus ešeriai, bet vis tiek. Aš nemanau, kad daugiau gal ir yra. Gal apie tokį kokių. Šapaliukų, ne, šapalučių tikrai nėra. Bet apie tokį gal ešerių čia tikrai. Jau matėt vieną pagavau. Tai iškart sakau, kad iš šito peliuko sulauksiu daugiau žvejybų. Nes dabar, kai pamačiau, kad visai neblogo žuvišės įdai,
Tai visai... O! Įkabinau į kažką. Matau, blemba į kažkokį rastą. Ai, va, atsikabinu. Gerai. Kur jis buvo? Ai, ta žolė. Gerai, aš gal tiesiog su ranką pasimsiu, nes čia paprasta kaip 2 kartų. Kur jis yra? Čia valas eina, tai čia kažkur. O. Žiauriai, kažkaip norėtų šitais prieiti. Tas upelis ganėtinai ten ilgas yra, kiek mačiau, teka ilgai jis ganėtinai. Per mepus, kai žiūrėjau, ten iki kažkokio miesto ten teka. Tai paskui ištek į tą kitą, didesnę biškį upę. Tai įdomu čia pažiūrėti. Šiaip dar vienas dalykas, kad aš, man atrodo, kažkada atvarysiu čia gal, nežinau kada, bet gal galvoju, gal netgi ir gal kitą per video, ne, jaučiu gal per kitą video, gal kokią po poros dienų gal reikės atvaryti čia su ultralaitu, ne žadrį, bet ultralaitu. Pamėginti pagaudyti ir iš jų, turėtų gal tie didesni vienim. Tam kaip vėjas, kaip nemalonu. Jaučiu, teks eiti savo kitą, tą savo seną vietą. Šį kol kas nieko nėra. Net užsivijimų. Čia pliama tie balandžiai. Kuriks. Jos net lizdai. Tų balandžių. O, gerai, užmečiau. Gerai. Nu, nieko. Galvoju eit nuo tilto pažvejot. Iš tikrųjų, bet tenais... Kažkaip reikėtų tenais eit prieiti, nes tenais gerų vietų yra, bet kaip? Vat čia didžiausias klausimas, kaip? Kaip tenais prieiti? Nu, čia taip užmečiau prie palikro kampuką. Nieko. Čia gal kažkas sudės. Sėsdomės, ne. Nežinau, reikės eiti savo seną vietą. Aš čia kaip matau, kad ten nuo tilto, bet nuo to tilto čia kažkur galiu mest ten. Realiai galiu pagauti. Kokio žvėšių nematau. Bliam, jeigu pamatyčiau kokią lydeką, kad būtų pairti. Jie čia įkabintų. Galvoju, vėl žuvis. Čia pagaliukas išsikišęs toks. O, kyla vėjas. Kyla vėjas ir nepanašu, kad jis nurims. Man atrodo, ateina biškį lietaus vyrai ir moteris. Man atrodo, ateina lietučio. Kas nėra super gerai. Bet gal nėra gerai, kibimų čia gal kaip reikia. Fu, blemba. Visas apsudrebėjau tiesiog. Oi, sau, kaip įsigandau. Čia tiesiog pelėda. Fu, pelėda, sakau, balandis. Ir man visai sugalvoja. O, jau girdžiu, aš nors pradėjau. Negirdžiu, jaučiu. Ir girdžiu perkūniją. Tai jaučiu tik saryti namo. Pradeda lyti. Šis tikrai nėra gerai. Blemba, o, debesai, tai ten toli jau lyna, aš matau. Panašu, kad dar numatomi paskutiniai metimai jau čia. Toj vietoj, nes reikės eit namo jau. Važiuoti, aš su dviračiu atvažiavau. Nežinau, čia privati valda lyg ir ne, nes čia žolė nenupirkta. Gerai, aš dar paskutinius metimus padarau, nes tai naudra, jeigu nespėsi paslėpti. Jeigu nespės namo pažiūrėti, paslėpsi tiksliau. Nu, davai. Koks ešeriuk.
Nu, šit jau nedidelis. O Jėzus Marija, šit jau maža. Nu kaip, per delną. Toks storos. Bet jie visi čia pasiūlė tokie stori, realiai. Nu. Iškritai, ešeriuk, iškritai, ne? Toks ešerys. Realiai, blemba, aš noriu tave papozuot, girdi. Nelabai mėgės pozuot. Toks per delną maždaug. Nedidelis, bet ešerys. Paleidžiam. Gal čia tas pats, kur plaukia? Dar pamėginti vieną merkimą padarys. Bet biškai apstojo lyt, bet debesis. Kaip parintai per parintai. Karoči. Tai žodžiu. Būtinai laikinkit šitą kanalą, subscribinkit. Prašau, gal parašykit biškį, nes blemba tiek peržiūrų mažai, tai žinot. Nu gerai, jūsų čia neversi žiūrėt, tai laikinkit, subscribinkit, tiek nori žiūrėkit ir viso gero.